Tai kaip vertinti tą savo pasirodymą čempionatą? Tragiškai. Tragiškai, apgailėtinai, dėdingai. Dėdingai prieš save, dėdingai prieš žmonės, kurie manim tikėjo. Trumpai tariant. Kas nulėmė, nežinau, tokį pasirodymą, nepateisintus lūkesčius? Nes oro sąlygos, nežinau, galbūt. Ne, čia oro sąlygos tobulos, visas čia gerai. Pasiruošimas lygiai ir buvo geras. Gerai jutaus per treniruotės. Bet nežinau, ateinu, bėgu, šoku ir nepašoku. Nežinau, sunku pasakyti tiesiog. Kojos guminės, prieš kelias dienas buvo gerai, dabar kojos guminės, tai nežinau, ką pasakyti. Apskritai. Tokia sporto šaka, kur sveikata visada labai svarbi ir jūsų karjeroje tos sveikatos problemos dažnai kankina. Kokia šiuo metu yra sveikatos būklė? Visas gerai, be jokių skausmų, be nieko. Ten prieš kelias mėnesius bišči buvo, bet jau tas jau praeitį. Ir sakau, dabar šią vasarą gerai treniravausi ir gerai, man taip atrodė, aš gerai pasiruošęs, bet pasirodo ne. Pasirodo nesu gerai pasiruošęs. Gal fiziškai gerai, gal mentališkai, psichologiškai blogai. Pasirodymą stebėjo ir mama, trenerė tavo. Ar ji pamatė kažkokias konkrečias klaidas, ar irgi tokio kaip ir konkretaus paaiškinimo neturi? Tai buvo, tai su kiekvienu šuoliu vis būna kažkoks dalykėlis techninis. Bet kitose varžybose su didesnėm problemom daugiau šokių, tai čia tikrai, nežinau, tokie mini techniniai dalykai negali padaryti tokio didžiulio skirtumo. Beveik lygiai prieš metus buvo tas pakartotas 227, kiek apmaudu, kad, tarkim, ryškiausioje scenoje nepavyksta tiek šokti. Tai žiauriai gaila, tai sakau, ir gėda, ir prieš save. Nesuprantu, kodėl atvažiuoju į čempionatą, aš negaliu pašokti. Tai čia, visas čia yra. Vienintelis paaiškinimas. Nes geriausiai pašoku prieš čempionatus šešočius. Tada patenku į čempionatą ir atvažiuoju į čempionatą jau šešėlis palieku. O ar dar turi šią vasarą startą, ar jau baigsi sezoną? Šiai dienai neturiu. Yra galimybė gal rugpjūčio gale dar vienose varžybose, bet nežinau, dar reikės pašnekėti ir su mama, ir su vadybininkė. Trečias kartas buvo Europos čempionate, atrodo, nesate ir debiutantas, kodėl nepavyksta iš ankstesnių startų pasisemti tos varžybinės patirties? Nežinau, čia tas didysis tų didžiųjų čempionatų jau buvo keli, gal, nežinau, tai 5, 6 ar 7 vidų su lauku sudėjus, bet, nežinau, neturiu paaiškinimo ir sunku kalbėti ir sunku kažką pasakyti, nes tiesiog neįsivaizduoju. Norėjau gerai, gavosi taip vis laik. Kokie artimiausi planai, nežinau, dar liksi, gal Birmingeme stebėsi kitų lietuvių startus? Tai bilietai nupirkti vis tiek yra po finalo, tai finalas būtų buvęs penktadienį, tai dar porą dienų bus, tai reikės ateiti į stadioną, pažiūrėti lietuvių startų. Ačiū.